Sveiki, tai jau kaip ir daros įprasta, labiau susitinkam šeštadienį. Per savaitę biški nebuvo, bet teka pasirguliuoti, bet jau dabar viskas gerai, atsigautam. Tai varau šiandien į ūkį, reikia pasikreikti, pašarų įsivežti savo buliukam ir realiai kaip ir visi darbai, nes jau rytoj kūčias. Tai iš tikrųjų reikia viską susiruošti, prisivežti, kad per šventes atvažiuoti, apsišerti ir viskas. Ir aišku, iš po nakties vėl turim žiemą, bet tik tiek, kad dabar 0, vietom +1 ir lyja, tai ta žiema, kas čia ilgai tęsas šiandien. Gal ištrauks iki švenčių, kad nebūtų pliurzinai kaip rudenį. Pravaliau, pakreikiau, tik aišku iš lauką, parėjai kaip velniukai. Tiek tie, nu tie dar šiaip nieko. Nu ir ką, sivežti pašarų ir ką, važiuoti laukti švenčių. Visi bus buliukai pašerti. Dar prasižiūriu, kad nebūčiau kokios kliurkas pasilikęs. Nu, šiandien reikia važiuoti. Varysiu porą buliukų parsivežti. Abudu mėsinukai. Tai pažiūrėsim, kaip čia neatrodo. Aišku, tur laižaną nusistamdyti. Nu vis naujokai vietoj. Visi cėli 2. Kas čia dabar? Ai, ilgo šies nesijung. Nu va. Pasisveikink su visais. Čia jau tas buvo. Ten nežinova buvau rodęs. Ir dar viens juoduliuks. Didžioji dalis švenčių kaip ir praėjom. Lika paskutinį šių metų dieną. Paskutiniai darbai. Aišku, šerti vis laik reikia, jau nesakysi, kad šventės atostogauju. Tai iš tikrųjų tarp švenčių niekai nebefilmavau, nes reikia pailsėti visiems ir buvo tokie darbai tiesiog atvažiuoji, pašarai, kreikimai ir kad būtų sotus ir viskas, ir nieko daug neužsiemi. Na, o toliau, tai ką, visiems kolegom ūkininkam norėčiau palinkėti kantrybės, užsispyrimą, nes šie metai parodė, kad tuo reikia. Aišku, reikia ir ryžtą visuose reikaluose. Tai tikėkime, kad naujieji metai bus geresniai, bent kažkiek negu senieji. Na, o toliau ką, gerų naujųjų metų ir susitiksim po švenčių. Tai ką, šventės jie praėjo. Lieku dabar į ūkį, toliau darbai, toliau tikslai. Nu ir aišku, išeinu dabar į mašiną važiuoti. Taip kažkaip šaltoka, taip sakau, gal čia tas toks rytas. Būn, kad ryte šalčiau atrodo, bet žiūriu, kad -8, tai taip tas minusiuks neblogai jaučias. Ir aišku, būtų labai gerai, kad nesnigtų, o kad tas šaltis taip spaustų ir nebūtų sniega. Gal biški pašaltų bent iš senesnių pievų, eitų rulonus parsivežti. Nes šiemet tokie metai, kad pašarų užtenkam, bet reikės parsivežti, kad turėt ką šerti. Reikia milto,
kad būtų didesni pilvai. Aišku, dabar esam biški. Nėra, ta prasme, paprastų miltų, tik traiškyti. Tai atnešu dar į trečią kibirą traiškitų. Tegu jėda, kol jį ir kanduoti. Tai trečią kibirą gerai, kur biški mažiau išsidalin. Su tom pasipilda. Ir visi pilnai prieina. Nes ten gali realiai iš visą laiką viens tik stojasi tą tarpą, kur biški gal kiti didesniai nori apstumdyti, bet kai į vietas visi sutelpa. Ir aišku, dabar šiandien dar viens iš darbų žiūrėti užsisakyti laišalų jau dabar, nes reik vaduoti, jau kurį laiką negavo, tai negali apleisti. Aišku, šiemet yra sunkiau su šiaudais, reikia taupyti, bet dabar gerai, kad yra pašalims, iškart matos ir gardė, kad yra nors ir prasitrypę, bet kai ir šaltis, patrauk drėgmę ir turtiaus pat tą sausumą, nes realiai vat yra, jie jau tokie šiandien šudinuoki, reikia pakreikti, reikės vieną ruloną, po ruloną, nes kai pernai, tai iš tikrųjų reikia ir akmenis apsirinkti. Kai pernai buvo šiaudų, tai galėjau kreikti, galvos nesukti, bet šiemet taip. Jeigu taip darant, tai tikrai neužtektume, biški pataupant su protu. Aišku, dar vieni lauk miltų, tai su protu taip turėčiau užtekti. Aišku, šiemet grūdų turiu apie 15-20 tonų mažiau. Čia dar fermui parvežtų yra. Aišku, yra ir sandėlį, bet kaip visi žinom, tie grūdai sandėlį nebaugiau. Neapdidėta iš tikrųjų. Šiaip viskas normaliai, svarbu, kad eitų sutempti iki naują sezoną, nes dabar gauna stabiliai ryte vakarę po 2000 kibirus. Tai šiaip neprastai, nes čia yra ir svoris. Nes būtų viena avižas, tai sakykim nebūtų svorė. O dabar yra ir šiaip geras paštas, man patink. Yra avikiai, peliuškas, miežis aviža. Tai iš tikrųjų avižos gaunas tik viena iš sudedamųjų dalių. Nėra nos daug. Šiaip aišku, ir gerai pašare, bet vieną avižą ar vien kviečiais nenušersi. O toks mišinuks šiaip, nežinau, man tai tikrai patinka. Aišku, reikėtų tik pasidaryti tyrimus, bet šiemet nepasidarysim. Bet bandysim kitą metą vėl kažką panašaus sieti. Gal kitą metą pavyks. Atkrapštyti, kad skaniau būtų dribsnius pavalgyti. Jau kai miltų nuor, viena kažtas įrikiuojas visi šitais iškart gražiai. Aišku, pilant biškį liek kibirę, tai palauku, kai visi susirikiuot, nes karts būn, užėjant bizinkelis, praded netilpti, nors, kaip čia dabar stumdos, nors miltų yra, bet reikia pasistumdyti, ton biškį likutį, į šėryklą įpil ir, kai nebūtų apstumdytų, paduoti ten. Tiem irgi atvalom, kad švariai miltai pasipiltų. Tada gali gražiai susilaižyti. Ir aišku,
šalčiai ateina, tai reikia pas senus įdėti burbulą, nes kai mažiukai vis leidas, kad būtų lengviau išmokti, išėmiau burbulą, nes vanduo matom, tai nesunkiai randa. Ir aišku, nereikia niekas spausti. Bet dabar, kadangi šįryt -8, čia dabar nežinau, šiandien gal dar tiek pat bus laikysas, bet čia paskui -11, 15, vos ne iki 20 paryčiais gal patraukti. Tai kad paskui neužšaltų. Nu, tu su kojom nelipk ant stalą. Na, bėk. Nu, šalin. Sublūdai. Tai, kad neužšaltų, reikia dėti burbulą. Burbulas apdulkėja malūnę. Padėti nenaudojams. Biškį patrinti, kad vanduo neužsiterštų. Valyti. Kita pusė švari. O iškanšino vandens įpatamsėjęs, tai biškį apvalom, tai bus gerai. Aišku, kitus reikia pasikreikti. Šiaip tie tai švariai būna, kailiukai švarus. Aišku, dabar čia nelaiko atėjau. Nu, pasislinkit į vietas kitur. Kai atein žiemą, tokį įrankį reikia turėti. Nes dar seniau, kai buvo raištomi buliai ir tos buvo paprastas girdyklas, tai ten užšaldavo, reikėdavo visko načildai, kol apsišeri kitur vėl vos neužšalin. Į miltus susiėdi, kol susirašiau, tai neapsimaišys man čia. Nuo laisvų rankų įranga, kol tu atsisuksiu, gali kitą šildyti. Atrodo niekad neto ledo, bet kol neatsišilda ir neina atsuk. Šiaip tos girdyklas labai geras, man patinka, tai nežinau, musiek dabar jau kokie 4-5 metai. Tai tikrai jokių nusiskundimų, tas daug šalės, nutektų, nes dabar kai gėri visur šis girdykla, nors rodos nėra minusą karmas viduj, bet vis tiek čia laukinį sieną, viską ir prišala ir neužtenka jėgos nečildžius atsukti. Nu su draugeliu, dviese būsam šiaip netaip įveikin, visur kai prišalinu, čia dar galvoju, kad taip lengvai atsuksiu. Dar kitur ir kakučiai biški prišalę, tai iš viso kol atsilaidini, nu, tu galėtum neaptrukdyti jau. Aišku, gal būsit dangtis prišalęs, o gal ir ne. Nu, vis kitos įdėjams nesunkus. Sunkiau ir tik varžtus prišalusius atsukti. Kas čia dabar kažkoks šlaps, nenuimti. Nu, tik to. Viskas. Žiūrėt, kad gerai dangtis tik įkristų į savo vietą. Ir все. Dangtis, sakau, ne dangtis, burbuls bus savo vietoj. Ir taip šiemet čia tų šalčių dar kol nebuvo, iš tikrųjų ilgai prabuvo be burbulą. Reikia šokoladą užpilti, kad būtų skaniau. Aišku, šalčiai yra, melasas vos be nori bėgti. Vasarą, kai būn, tačiau 2 laistytuvai būtų išbėgę.
Nu, jūs laukate, ne? Užtrukau, iškart nepadaviau dar pašarų. Nu, nieka. Tuoj galės jėsti, gulėti pilnais pilvais. Nu, šitiem aišku irgi reik paskaninti. Oi, kaip gerai bėga. Aišku, reikia jau paskanauti gryną. Šiaip gerai, nes baisiai daug neduodu. Panašiai jie gauna į parą tą kokį kilogramą gaunas melasą. Bet kiek skaičiau, kiek domėjaus, kad taip ir rekomenduoju neviršyti. Tai mes tai to tiek ir nedaduodu. Bet iš tikrųjų pašaras jėda mums pasikeitė. Nes aniems įrs tiek skaniau. Tik aišku dabar žiemą bjauriai, nes gali stovėti čia. Žiūrėti, kol melasas bėga. Aišku, kai buvo vienu momentu šalčiai paspaudin, tai su virduliu karštą vandens, kol melasas bėga iš baškuosi, įpilu į laistytuvą, biški gaunu sušilti, dar prasiskiesti. Tai čiut geriau, nes taip tai iš vis be šansų. Nu, į prieš šalčius reikėjo gal jau ir anksčiau, bet reikėtų pasipūsti spinelėse. Aišku, dar šiandien, kur čia, išbandau ir naują filmavimą, kad eitų daugiau parodyti. Nebūtų rankas užimtas. Tai va, tai reikia visur apsipūsti, nes kažkodėl X-Trails atėjus šalčiam mėgst ne kiek užšalti, bet durelės nebeatsidaro. Ta prasme, daryk nedaręs rankenėlę nereguliuo. Nereaguo tiksliau. Tai va, reikia ir šičia pasipūsti, kad nebūtų paskui kokių nors jokų. O ką įminėjau, durelis atsidarė gerai, o dabar neužsidarė. GoPro pakrauta, liežuvis velas. Tai GoPro pakrauta, galiu toliau filmuoti. Tai varau pabaigti šienauti. Tai važiuos parsivežti biškį rulonų. Aišku, niekada daug neapspėsiu, bet vis jau bus, kaip sakoma, į namus, o ne iš namų. Nes nuo palaių vakar buvo pašalinti, tai dar šiąnakt per naktį, dabar per dieną, tai bus drąsiau važiuoti į pievą, kad nesusgadinti. Negaišti, nes pradėtis tiek anksti tempti. Tai pasižiūrėjau padangas, vis gerai. Pasigirdžiau traktoriuką. Nu įvarau, parsiveš kelis rulonus, kad po biškį jau keliauta, nes kai šiemet tas toks ruduo, tai nu jau tikrai buvo gaila tas pievas važiuoti, o geriau tegu stovu, negu tame rulonai laukuose, negu kad išsivažinėti, paskui trankyti. Nu, reikia vis tiek priekį įsijungti, kad ir atrodo sausai, bet vis tiek paskui, kad nebūtų buksavimo. Na ir aišku, vieną ruloną pasimsiu. Visi rulonai čia gaunas taip kaip ir biškį Lenkijai. Tai pastatysiu priekabą ant kalniuką, kad nebūtų paskui kažkokių bėdelių su šlapiom vietom. Šiaip visai smagu, kai vėl gal sugrįžti laukus darbuotis, tik aišku ne sausio mėnesį. Bet ką,
tiek darbai, reikia juos padaryti ir prisitaikyti prie gamtos. Ne visada pagal norus. Aišku, dabar kan sausis, vasaris, kovas, nu ir jau realiai kovo gale planuotis pradėti judėti į laukus. Tai iš tikrųjų čia tas darbymetis baigas, bet kaip gyvulininkystės ūkiai per žiemą po fermas prie gyvulių daugiau veiklos yra. Nu, o kol viskan pasidarai, rodos, jau žiūri vėl sėja, šienauti, javapjūti, rudeniniai darbai. Taip tas metų rats ir sukas. Aišku, reikia nuotrauką padaryti, įamžinti. Nu, kiek matot, jūs irgi. Nu, tai antrąsyk nevažiuosiu. Dabar biškį išsikraunu, biškį nusivežu prie fermas. Tai nes reikia kreiktis pašarų mūsų kiekvienoj dviejoj vietose. Ir ką norėjau sakyti. Nu tai neapgaišant režimą, susiruošti viską fermoj, susitvarkyti. Dabar šis tau nelygioj vietoj bjauriai ruloną pasiimti. Bet išlieta. Atsargiai bus gerai. Tai pažiūrėsim. Reikės prapjauti ant ruloną. Kas čia gavos tos trečios žolės ilgai lauktos. Reikia bandyti, gal brezens nebus prišalęs, nes šiaudai bus sušalę. Aišku, ir kažką parsivežiau su rulonu, tai gamta. Nes dabar, kas sušala, šiaudų nekreiksiu. Ir šieną, kuris šėrimui nelabai tinkams. Čia jau prišalęs tiek to. Nes yra pats šerdis kaip į gerą būn, bet visas, sakykime, iki šerdies sluoksniai su pelėjant tokie, tai geriau dabar pakreikšam, negu duoti tą šieną į pusiau neėdų. Na, o šienas kadangi uždengs, čia gals, kur gavęs drėgmės pašalės, o toliau viskas tvarkoj. Tik aišku, dabar baisiai viso rapatis prišalės neina atplėšti, tai paimsiu bent vieną, o jeigu daugiau neis, reikės šiaudais pasikreikti. Kol nesikreiku dabar pasiliksiu čia traktorių, pasiduosiu buliuką miltus. Reikia pasiimti peilį, eit pažiūrėti, kas čia du rulonai gavosi. Tai pasiduosiu miltus, bus ramiau, ir tada reikės įsivežti, pasikreikti. -7 ir rodo -8, ryte 9 su vėju, o -9 su vėju nėra gerai. Nu ką, šiai dienai viskas. Pašerti, pakreikti, ko be norėti. Privalgysi pilnais pilvais gulci. Tas pats čia. Dabar da iš po šieną gavo šienainę, trečią žolievą. Šiaip žiauriai skaniai kvep. Dabar aš tik paskleisiu į kitą pusę, kada gautų, nes šiaip paskui, kol šviežiai įvežtų rulonsą, tai čia pasiekiant galės įėsti. Dabar pradžiai, kad negautų brauci, arba čia pamesu. Ir tegu jėd ponai. Tik aišku, čia tai biški sunkiau pešas. Bet kai pasidėt guls rulonsą, verti šonus, ir viskas šiaip ir lengviau.
nes jeigu čia pasidėtume stačią ruloną, ten sukristų, neišpeši, tai o taip sakau, nes įbuvę ant pradžioj, tai geriau taip nesidėti. Biški čia, biški čia. Ir galės vakarieniauti. Ir ką, šiam video tiek. Ačiū, kad buvot. Pradėkit naujus metus pozityviai ir susitiksim toliau darbuose.